ką, pabudome ir keliamės. Taip, nes nuo visiškai mėgmušio visą laiką atrodo atsikeldavau 6, 7, 8, šiandien reikia kaip tik keltis su budilniku, su vaikas, su žadintuvu. Tai negaliu išlysti. Bet čia ir yra tas kiaulystės dėsnis. Jeigu reikia keltis su žadintuvu, vadinasi, neatsikelsi. O jeigu gali mėgoti kiek nori, tai tada atsikeli anksčiausiai. Bet vis tiek smagu, kad jau eisim. Tikiuosi, kad eisim dar gali 11 valandą ten patikslint. Bet jau pakuotis reikia. Jo, reikia pakuojame. Šakas. Einam čia. Einam ten, kur šalčiau, nes šiek perkaitam. Jo, kažkas atvėso aš ryto, dėl to ir geriau mėgojas. Nes vakar vakarė tai taip saulė užkaitina, kad reikėjo išlysti iš mėgmaišį, negalėjau mėgmaišį gulėti. Sapnavai ką nors? Ne, prabudau 5 ryto ir nebegalėjau užmigti, tą valandą prasarčiau. Aš blemba sapnavau. Ką? Traukinys į mane įvažiavo. O, tai čia nežinau. Kad vakar mes 12 valandą nakties vaikščiojom, saulė šviečia kaip vidurdienį, kaip 12 dienos. Tai tokie energingi jautėmės, čia darysim dabar. Kažkaip tas miego režimas nesusidėlioja. Tai pasilgau nakties. Šiandien reiks palapinę griaut, išeinant. Viską turim nugriaut, ir virtuvės palapinę, ir šitą palapinę. Nes jau paskui, kai leisimės į apačią, tai iki bazinės stovyklos. Kemša dešras justus. Vėdaras. Vėdara kemša. Sako, nebegaliu be Lietuvos gyventi, bet kažką prisiminsiu, kokį nors veiksmą iš Lietuvos. Good morning. Good morning. How do people get out? Most people are sleeping. Hi? Why? Most people are sleeping. Okay, thanks. Okay. Ką? Čia ne mūsiškis. Ne. Kažkas atėjo iš kitos stovyklos. Sako, žiūrėkit, mes visi miegame. Per garsiai tik atmokam. 9 valandas, kur čia mėgoti? Jeigu nereikia kelti, tai būtų nešmėgė. Atrodo, negali išmėgėjo. Tylu čia. Na, gal girdys aplinkui. Jaučiuosi dabar, kaip žinai, tas Nusikaltęs vaikas. Nusikaltęs vaikas, kad policija iškėlė, nes muziką per garsiai. Aš irgi. Reikia arba praeit, arba kad tu paduotum išlindę iš palapinės po dešinę pusę ir prie pat maišus. Tai reikia sveikiamas nes. Tai šis kūdė. Keliausim. Ką? Keliausim. Pasipylėm sriubytės. Can I get hold of Garrett? I've left him a voice message on the sat phone and Brian on the radio has put, he called me this morning to say there was a decent improvement. I'm just, we got on with this during the night, but it sounds like an improvement and they were planning on descending down to BBC today, over. I'll pop up to Ben if he's got any intervals. Yeah, Charlie, he's Ben today.
Okay, we're gonna get the weather in just a few minutes, and then we're gonna make our final call. But probably we will go. 99% sure we will go. Oh, 99% is too much. Okay, 98%. How's that? That's better. That's better now. Oh, ketchup. Of course. Don't you want? I'm good, thank you very much. All yours. I think after this expedition we will try this. It looks good actually. It's really good. You can see what colors now. It's more beautiful. Yeah. I think yes. Alright, give me some ketchup. Ah, so fast. I'll go to that. Don't forget about ketchup. I don't. People in the States do that too. I just never. I don't like ketchup on eggs. Me neither, but I mean, people do it though. Yeah, really popular. Yeah. You have only one life, you know. I assure you, I've tried it before. I don't know. It sounds like you've never done it. A lot of peer pressure right now. It's actually not that bad. It's quite good actually. Yeah, it's really popular. It's one of the That's most it. popular things. It's probably the most popular thing to put on eggs, other than salt. Grande, don't spend your time. Take ketchup. We're still going. Really, you just try. All right. You will not die. Cheese on your. This is how we will people check how it get is. started. Just walk it. Or in Lithuanian style. Okay, give me some bottles. The handheld. Viskas pavalgy? Okay, everybody, get some more eggs. We're gonna finish. We're gonna be strong today. I'm full of book. Pagaliau mes išeinam. Ką Justas pasiruošęs? Dabar kai visada prasidės lenktynės, nes išeina vienu metu kelios komandos, tai vyriškas ego pradeda žaisti. Tai gal susitvarkys. Good luck. Nei viena komanda nelieka čia. Kaip supratau, visi išeina. Tik rangeriai liks, kad prižiūrėtų stovyklą ir lauks to žmogaus, kur su edema šlėta nusileidinėja. Justukas. Ką, per kokias 6-7 valandas jaučiu, kad užkopsim ten į viršų. Kuprinės sunkios, apie 30 virš gal kilogramų, bet nėra ką daryti. Reikia nešti maistą, kurą, saulės baterijas, internetą. Visko reikės, nes gali būt, kad ten 4-5 varas užtruksim, tai nesinori nieko palikti.
Vėjas šaltas, oras šaltas, šiandien jau Antarktida rodo ragučius. Ką? Sakau, kad nieko nėra.
Okay, I want you guys to be really careful of stepping on the rope. Your crampons are very sharp. Listen, I know. Everybody listen. Look at me. Look at me. Stop what you're doing. Your crampons are very sharp. Ropes are not sharp, right? They are made of thread. If you step on this, you will damage it. If you fall in a crevasse, it might not hold you, right? You do not want to step on this. It's not like an annoyance thing. It's like a safety thing. So please, if it's getting tripped up in your feet, it means you need to slow down. You're walking too fast. Yes. If it's around you, grab it and move it, and then move your feet. Don't just walk around and step all over it. For real. Žinai, smegenys atsimena paskutinį tokį veiksmą Evereste. Tai čia nėra ką veikti. Nei skausmų, nei spazmų, nieko. How are you? Love that mask. That's pretty legit. Yeah. Thanks, man. How are you? Good. Very nice. So, Madison? Yeah, what's up, man? Awesome. Yeah, I'm back on. You know what? I'm back on. Almost. Come all the way downstairs. What's that? Come all the way down. Okay. I'll keep you. Thanks. You got it. Okay. You can keep going. Yeah, good. Thanks. Hi. Okay. Hey, Jennifer, good to see you, man. Okay. Thanks in. Hi. Hi, guys. Good to see you. How are you? Hey, good luck. Thanks. Cool. Lengva pasivarė, tai kamukai atrodė, ne? Pavargę visai. Jau duodu ranką dreba net. Bet vis tiek kaip nežino žmonės tos taisyklės, kad jeigu persikabinėjai, tai aš laikau ir tu drąsiai persikabini. Toks vis tiek nepatyrimas. Čia plyšys, matai? Geriau toj vietoj, kaip jisai nestovėti. Čia nesąmonė, jo. Jis tiesiai ant plyšio atbrailos atsistojo. Ką man jam pasakyti? Nenoriu nieko pikto sakyti, bet gal reikėjo prieš tai kokias Alpes jam nueiti pasivaikščioti. Ne mūsiškiai, nuo to man lengviau. Peršoksim ledyną. Haba! Plaučiai iškirisenuk. Kaip dabar atsakyti tą klausimą, ar visgi Antarktidoje yra ta vieta, kur baigėsi Žemė ir visgi Žemė stovi ant dviejų dramblių Ir ant vėžlio. ir ant vėžio. Jo, bet tu žiūri, suvoki, kaip tu radės, kad esame Antarktidoje, lipam, tuo čia kaip bus. Kas aš? Einam, reikia man aplenkti. Hebrytė. Run, Benny, run. It's okay. It's okay, don't worry. We ready? Can go? Don't talk too much. Run, rabbit, run! O, storas virvės. Stora virvė prasideda.
kadangi nėra labai statu ir sunku, tai vis tiek ant kojų daugiau dirbi čia. Tai. Bet Evereste būčiau su tokiu trumpu nepaėjęs. Viskas, turim. Oi. Aš dar bandysiu paprastą užsidėti. Oi, biški palauk, nelip gerai. Ką? Nelip biški. Sekundę man nelaiko, man atsiverės. Nežinau, nelip. Vieną ranką kalkėtės. Aha. Tai biški lukterk. Persisieksiu. Gerai, galėjau. Galėjau. Eik tu savo, kaip gražu, kai jūra atrodo debesų. Tai ką čia kvepuoji ir eini? Žodžiu, jeigu blauzdos skystos, į kalnus neik.
turi daug pinigų, bet pinigai čia nepadeda. Reikia kautis. O tai dabar atrodo, kad nusipirksiu viską, ką noriu, bet paeiti negaliu. Mačiau. Aš suprantu, kad sunku, būna sunku, bet ką tada darai? Eini per negaliu, kaunies. Tam sakysi, eini lyti per save viskas. Miršti, kabinėsi dantimis, nagais, paskui išeini stipresnis. Sunku man labai matyti šitą visą vaizdą. Tai atrodo kaip tas boksininkas, žinai, kur gavo knockdowną ir ant virvių pasikabina. Tai ant virvės jau viskas įsikabinės abiem rankam. Visas šlapas šitas. Dėk vidinę kišenę čia paisi dabar. Atitirpsiu taip nuo pusę. Ja. Nesu garbanok, žinai. Ja. Tai turiu du kitus dar. Tik šitas pasirečiausias toks, žinai. O aš palikau dar nesapačiuoju. Aš pusėmiau. Abu du pusėmiau. Tai vieną galėsiu duoti. Ką, blogiausia atveju sugadinsi, žinai. No. Careful with your pack. If you drop something here, it will go down. Hold on, Craig. Look what you're doing. Oh, sorry. No, just hold on. Stop. Pick up your backpack. Dude, you gotta get it together. Okay. You got the rope all tangled. You swing your backpack around you. This way. Pay attention to what you're doing. You almost just dropped your pack off the entire mountain. No, swing it. No, other way. Around you. In front of you. Don't get it all tangled in the rope. You gotta pay attention, man. You almost just lost your pack off the mountain, which was the end of our entire expedition as a team. Nu, duok 5. Turim. Dar vieną raikaliuką. This foam is very, very weak. Nu va, visai pabaiga. Mūsų vienas žmogutis jau visai nusilpo. Vos koja už koją švelka. Bet gal kaip nors tą 100-200 metrų įveiks. Gaila žmogaus, bet ir mes kankinamės. Nes reikia tas dabar sunkės kuprinės ant savęs laikyti, stovėti. Būtume nubėgę, pasistatę palapinę ir ilsimės. Jisai sakė, buvo 2 savaičių treniruočių stovyklai, bet Justas gerą mintį įslaužė, ką jis treniravosi. Jisai treniravosi valgyti daryti. Kokia graži palapinė stovi, tokios spalvos. Nu ką, gana lengvai. Pasakėm šūvinę stovyklą. Didelių problemų. What's our total time? 6 hours and 59 minutes, so it's almost on the dot. That's great. Okay, unclip. I feel good. These are our
ką, oras atrodo toksai geras, kai nesilaukia. Saulė šviečia, tikrai. Palapinėje gal net visai nešalta būtų, bet jau yra vėjas. Ir vėjas yra žiaurus. Drasko iš čia viską, jis toks atrodo nestiprus, bet kai nefaina. Jo, Antarktida turi savo charakterį. Vis dėlto tai yra Antarktida. Parodys savo nagučius dar ne kartą turbūt. Nes ir to žada, kad viršūnė tikrai bus apie -40 jutiminė. Bet sako, gali būti ir -50, tai jau yra kažkas nepatirta mano gyvenime. Ką, einu dabar valgyti. Vis tiek bandysim kažkaip pavalgyti, šiandien eisim anksčiau miegoti, nes rytoj Antarktidos masteliais gana anksti išeina. Justas dirba. Išsikasiau palapinę biškį. Nes neina būti ten jau. Iš mano pusės tas vėjas pučia. O mūsų šiandien šios dienos vakarienė. O. French fry. American style. O, taip. Ką rytoj viršūnė, ne? Jo, rytoj einam.